Sveiki, pakalbėkim šiandien apie skirtumus tarp UAB ir MB. Pradžia yra steigimas. UAB-ui jums reikės 2,5 tūkstančio įstatinio kapitalo ir ne mažiau, tuo tarpu kaip mažai bendrijai užteks ir 1 euro. Akcininkai. Pagrindinis skirtumas, kad UAB jų gali būti iki 250 ir tai gali būti ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys. Mažoje bendrijoje tik tai fiziniai asmenys ir jų iki 10. Steigimo kaina. Steigimo kaina mažosios bendrijos šiai dienai rinkoje yra apie 250, UAB apie 350 eurų. Nariai. Mažoji bendrieji nariai gali dirbti be darbo sutarčių. Tai yra vienas iš didžiausių pranašumų prieš UAB. Kitaip tariant, jeigu UAB jūs turite 10 darbuotojų, jie visi privalės turėti darbo sutartis, o tai reiškia, kad bus apmokestinti ir kainuos nemažai mokesčių. Tuo tarpu, kai MB nariai gali veikti tiesiog ir jokia darbo inspekcija neturės šitoje vietoje pretenzijų. Kitas didelis pranašumas mažoje bendrijoje, kad vadovas gali turėti civilinę sutartį. UAB to dėja negalima daryti. Kitaip tariant, jeigu mažoje bendrijoje vadovas nori gauti 1000 eurų į rankas, visa darbo vietos kaina pavirsta į 1150. Kitaip tariant, dasideda 15% gyventojų pajamų mokestis. Uždaroji akciniai bendroviai šiuo atveju dasideda keli mokesčiai ir jeigu norite išmokėti vadovui 1000 į rankas, tai visa darbo vietos kaina gali pabrangti iki 1650 ir dar daugiau. Apskaita mažosios bendrijos gali būti pigesnė vien dėl to, kad jinai neturės samdomų darbuotojų ir neturės PVM kodą. Žinoma, jinai jos gali turėti, bet šiuo atveju jinai tada susilygioja su UAB apskaitos kaina. Mitai. Dažnai tenka girdėti, kad mažoji bendrija neaiški forma, jos bijo partneriai, užsieniečiai nesupranta ir panašiai, bet realiai per 2-3 metus mes aptarnavome keli šimtus įmonių, tikrai neteko realiai susidurti, kad taip iš tikrųjų būtų. Kiti visi dalykai tiek UAB, tiek mažoje bendrijoje yra identiški. Tai yra ir licenzijavimo forma, darbuotojų skaičius neribojamas nei vienoje, tiek kitoj. Tai yra ribotos atsakomybės abidvi įmonės, kitaip tariant, savininkai neatsako už jos veiklą ir padarinius. PVM gavimo tvarka ir kiti dalykai yra identiški. Reziumuojant, mažoji bendrija labiau tinka smulkiam, mažam, lokaliam verslui. Tuo tarpu, kaip UABas gali būti labiau patrauklesnis, tarkime, startupams, kurie ketina pritraukti investicijas iš užsienio ir ten paprastai investuotojai yra juridiniai asmenys, taip kad jie nori investuoti į akcijas. Šiuo atveju MB tokių dalykų negalės pasiūlyti. Bet kuriuo atveju, jeigu jūs supratote, kad pasirinkote neteisingai, tai ne bėda, tiek iš UAB į MB, tiek iš MB į UAB galima migruoti, keisti formą ir šiai dienai rinkos kaina tai yra apie 500 eurų. Ačiū už dėmesį.